Jau greitai į mūsų šalį europiniai vėjai atpūs teigiamų permainų. 2015-aisiais Lietuva turėtų įsivesti eurą, nemažiau geri pokyčiai laukia ir mūsų šalies išradėjų. Šių metų pradžioje Europos parlamento ir tarybos iniciatyva Lietuvos ir kitų bendrijos šalių kūrėjai Europos Sąjungoje savo išradimus, kurių vieną matote savo ekranuose, galės patentuoti daug paprasčiau ir taip sutaupys net iki 80% patentavimo kaštų. Šiuo metu galiojanti Europos patento išdavimo tvarka yra procedūra pakankamai komplikuota. Pirmiausia, todėl, kad išradėjas turi paduoti paraišką anglų, vokiečių arba prancūzų kalbomis, pirmiausia, ją turi išversti. Taip pat jisai vėliau, norėdamas, kad Europos patentas įsigaliotų daugelėje valstybių, Europos patentų konvencijos valstybėse narėse, jisai turi pateikti tos valstybės kalba išversus dokumentus. Taip pat natūralu, kad bendraudamas su nacionalinėmis patentų tarnybomis, jisai turi samdyti nacionalinį atstovą ir vien nacionalinio atstovo bei nacionalinių procedūrų kaštai sudaro apie 30%. Jeigu mes dar paskaičiuotume vertimus, tai tokiu atveju pridėtume dar 60%. Bendrai sudėjus labai preliminariais skaičiavimais ir atsisakius tų vertimo kaštų, atsisakius atstovavimo kaštų, būtų sutaupoma apie 80% Europos patento išdavimo išlaidų. Šiuo metu kūrėjai už išradimo apsaugą Europoje moka nuo 50 iki 150 tūkstančių litų, o įsigaliojus naujai tvarkai 25 iš 27 bendrijos valstybių mokės tik vienkartinį 20 tūkstančių litų mokestį. O Lietuvoje niekuomet netrūko kūrybingų žmonių. Štai lazerius kuriantys bendrovės Integrated Optics atstovai nekantriai laukia naujosios Europos patentų išdavimo tvarkos. Iš tikrųjų, mūsų kompanija tai tikrai labai iš to turės naudos, nes šiuo metu turime iš viso 6 patentų paraiškas, kurios irgi ateis į europinę fazę. Ir toj fazėje, iš tikrųjų, jeigu pavyktų sutaupyti bent pusę tų kaštų, kurie dabar yra planuojami, tai jau būtų didelis sutaupimas. Mes buvom numatę savo patentavimo biudžetą apie 200-300 tūkstančių litų 2 metų perspektyvoje. Ir, iš tikrųjų, tai galėtų perpus sumažinti tas išlaidas. Patento gavimas šiam ir būsimiems įmonės išradimams itin svarbus žingsnis, norint kelti bendrovės vertę ir pritraukti naujų investuotojų. Šiame lazerinėme šaltinyje yra sudėtos kelios unikalios technologijos, patentuotos technologijos. Šiuo metu šios serijos lazerių technologiją saugo 3 patentai. Jie yra vis dar nagrinėjami ir bus greitų metų išduoti. Ir mes manom, kad tai yra labai svarbu apsaugoti tas technologijas. Tiesiog atsidarius šitą lazerį galbūt nebūtų labai sunku išsiaiškinti, kaip tas padaryta. Todėl mums yra būtinas patentas, kad mes galėtume apsiginti. Kalbant apie išradimų apsaugą mūsų šalyje, pastaruosius metus pastebimas proveržis. Kasmet patentų skaičius paauga 18%. 2013-aisiais gauta beveik 140 nacionalinio patento paraiškų ir įsigaliojo 1309 Europos patentai. Tikimasi, kad nauja ES patentų išdavimo tvarka šį procesą dar labiau suaktyvins. Europos parlamentas. Veik, spręsk, paveik.